Vienas naujausių KTU transporto inžinerijos katedrų vykdomų projektų Student Formula jau finišo tiesiojoje. Apie kai kurias kūrybinio proceso detalės ir įspūdžius papasakos vadovaujantis dėstytojai bei 7 narių susibūrusių studentų komanda. Didžioji dalis dabartinės komandos susibūrė šių mokslo metų rudens semestre. Mūsų katedros kolektyvas džiaugiasi šiais jaunais inžinieriais, kurie aukoja savo laiką, dirba mūsų kūrybinėse dirbtuvėse. Jie yra pavyzdys kitiem jauniem kolegom. Dauguma čia matom formulės konstrukcijos elementų yra studentų ne tik suprojektuota, bet ir pagaminta savomis rankomis. Įgytos žinios bei praktinio darbo patirtis labai praverčia koordinuojant šio projekto vykdymą. Šiuo metu su manimi dirba dar 6 transporto priemonių inžinerijos studentai. Kiekvienas jų pradžioje sprendė individualias užduotis. Suprojektuota ir pagaminta moderni sistema elektrinis pneumatikos pavarų perjungimas, kuomet panaudojant elektroniką kontroliuojamas suspausto dujų srautas per kombinuotus vožtus, vamzdelius ir cilindrą. Realizuoti visi aktualūs elektros instaliacijos darbai, tai yra pajungta variklio maitinimo sistema valdoma elektronikos, suprojektuota ir pajungta sertifikuoto lietaus žibinto sistema, saugos sistema bei pneumatinė sistema. Projektuota ir pagaminta dvisvirtė formulės PKB, lankstams naudojom sportinius sferinius šarnyrus, užtikrinti formulės stabilumą bei efektyvesnį valdumą. Suprojektuotas bei pagamintas savitos konstrukcijos plačių reguliavimo galimybių pamainų mechanizmas, projektuojant atsižvelgta į galimus pilotų ūgių skirtumus, siekiant užtikrinti sistemos ergonomiškumą. Sėkmingai įvykdė savo užduotis, jie tęsė savo baigiamuosius darbus. Šių baigiamųjų darbų kaip ir privalumas yra komandinis darbas. Iš tikrųjų, buvo labai smagu dirbti su visa kompanija, kuriuos labai gerai pažįstame nuo pat mokslo pradžios, nuo pirmo kurso. Kaip ir visa mūsų komanda, mes esame bebaigiantis bakalauro pakopos studijas, 4 kursiai. Netrukus ginsimės diplominį darbą. Pirminė mūsų koncepcija buvo tokia, kad mes norime įrodyti, kad neturint didelio finansavimo, kaip ir kiekvienas eilinis studentas, gali už savo lėšas susikurti kažką smagaus. Ir rezultatas iš tikrųjų yra išties stulbinantis pačiam. Labai džiaugiuosi įsijungęs į šią komandą, susiradau daug labai naujų pažįstamų draugų, su kuriais, manau, pratęsiu savo tolimesnę veiklą gyvenime, gal ką nors kartu sukursime, susijungime beveik kaip šeima. Semestro projekto eigoje mums buvo pasiūlytos temos įvairiausios ir mes būtent išsirinkome gaminti tam tikrus formulės mazgus, kuo tai yra labai naudinga mums, kad ką suprojektavome teoriškai, galėjome pagaminti praktiškai. Planuojamas formulės galios masės santykis yra 300 arklio galių tonai. O paprasto lengvojo automobilio labai geras galios santykis būna viso labo 100 arklio galių tonai. Vykdomi formulės bandymai siekiant įvertinti priimtų inžinerinių sprendimų ir gamybos procesų patikimumą, bei siekiama nustatyti pradinius formulės judėjimo dinaminius parametrus. Buvo iš tiesų labai smagu stebėti, kaip netrukus universiteto auditorijos suolus paliksiantys jaunuoliai iš didelį žinių bagažą turinčių studentų virsta savimi pasitikinčiais ir drąsiai idėjas realizuojančiais
kolegomis. Tad mielai laukiame jaunų transporto mėgėjų bei kitų idėjų turinčių kolegų prisijungiant prie šio bei panašių projektų realizacijos.